Norime pristatyti apvalią pirtelę, kuri yra 4,5 metro ilgio, jos diametras yra 2,20 m, ji pagaminta iš suomiškos eglės. Užeikime į vidų. Priešpirčio ilgis yra 2 metrai, pirties zonos ilgis yra 2,5 metro. Priešpirtyje yra sumontuotas stalas, yra 3 sėdimosios vietos, vienoje vietoje yra atidaromas gultas, taip pat priešpirtyje yra sumontuotas langelis. Noriu šį jums parodyti. Langas yra paprastas, bet puikiai tinka įsivėdinimui, pakeisti šviežiam orui. Dabar užeikime į pirties vidų. Tradiciškai darome pirties duris stiklinės, o pirtyje pagal kliento pageidavimą turime stovimą ant krosnelę, įprastai su kuria nedirbame. Taip pat turime U formos lapuočio gultus, sienos yra iškaltos lapuočio dailylintė. Taip pat kliento pageidavimo yra sumontuotas 50% panoraminis langas, kuris yra pagamintas iš 8 mm grūdinto stiklo. Taip pat kliento noru yra langas įdėtas į medinį rėmą. Medinio rėmo pliusas yra toks, kad jeigu kartais išdūžta langas, jūs bet kada galite jį pasikeisti, nereikia ardyti pirtelės, tai nėra kažkoks didelis iššūkis. Taip pat noriu priminti, kad visas krosneles apsiūvame Kembrit karščio atsparia plokštė dėl saugumo, dėl kitų sumetimų. Taip pat šioje pirtelėje yra sumontuotas LED apšvietimas po gultais, tai tampa jau mūsų tam tikra tradicija. Taip pat šioje pirtelėje yra ventiliaciniai difuzoriai, be jokios abejonės mes visada rekomenduojame pagal savo patirtį padaryti ventiliaciją. Ir kągi, norėčiau pasakyti, kad UAB Edjusta 15 metų gaminanti pirteles, kiekvienam savo gaminiui suteikiam 2 metų garantiją. Jeigu norite rasti papildomų idėjų, užeikite į mūsų tinklapį www.edjusta.eu.